Sveiki visi atvykę į trečiąją kibernetinio labirinto seriją. Šiandien mes šnekėsime apie sukčiavimo anatomiją, kibernetinių nusikaltėlių įrankiai ir triukai. Šiandien su jumis būsiu aš vedėja Agnė Bučytė ir svečiuose mes turime žmogų, kuris pats prisistatys. Tai esu Deividas Lis, esu Cyber Threat Intelligence Researcheris NordVPN. Ačiū labai, kad atvykot. Tai būtų iš tiesų labai smagu pradėti nuo jūsų profesijos, tiek dabartinės profesijos, tiek ir šiek tiek grįžtant atgal į praeitį, apie tai, ką jūs anksčiau veikėte, kiek metų, kokią specifiką galbūt galėsite atskleisti ir tada pašnekėti apie jūsų dabartinę poziciją, kur yra Cyber Threat Intelligence Researcher. Tai grįžtant į pradžią, 2013 metais įstojau studijuoti teisę ir policijos veiklą Riomeryje, tai pasibaigiau 2018 ir įėjau į policijos gyvenimą. Tai nuo 2018 iki 2023 pabaigos dirbau policijoje. Pirmi metai buvo prasidėję pirmom policijos Vilniaus komisariate, tai paprastų tyrėjų buvau, realiai važinėdavau mašinose, tirdavau nusikaltimus, jeigu žmonės parašo pareiškimą, nuvažiuoja, apsiklausi, pasikalbė ir vėliau perėjau į kriminalinę policiją, tai buvo nusikaltimų nuosavybė tyrimo valdyba, pirmasis skyrius. Mus Vilniuje labai visi mėgsta vadinti cyberiu, nes realiai mes viską darydam, kas ir vyksta Vilniaus apskrityje su cyberiu susiję. Tai yra sukčiavimai, visi hakerių dalykai, taip pat tas pats pornografijos platinimas internete, mes realiai Vilniaus apskrityje mes viską darydam. Ir paskui po, jei neklystu, 3 metų, 2,5 perėjau į kriminalinės policijos biurą, tai sunkių ir organizuotų nusikaltimų tyrimo valdybos 5 skyrių. Ir dirbau kriminalinės žvalgyboje taip pat tenai, tai ir išėjau po 5,5 metų iš policijos kaip komisaras inspektorius. Ir kaip ir po metų padirbus CTI kitur, amerikiečių įmonėje Sencora, farmacijos ir logistikos įmonė viena didžiausių, perėjau į Nordą dirbti. CTI. Labai įspūdingas kelias, iš tiesų būtų netgi įdomu, kiek įmanoma daugiau išgirsti apie tiek ir praeitą darbo poziciją, bet kaip įsivaizduoju, negalima didžiosios dalies informacijos atskleisti, taigi šiandien vis tiek mūsų fokusas yra kibernetinis saugumas, tai galim iš tiesų nerti į mūsų temą. Tai sekantis klausimas jums būtų, ar galėtumėte papasakoti, kas yra socialinė inžinerija bendrai visiems klausytojams ir kaip jums teko su jie susidurti savo praeitame darbe? Tai socialinė inžinerija šiaip yra iš tikrųjų technika, kuriomis yra išnaudojami žmonės. Manipuliacijos, kuriomis stengiamas išgauti tam tikrą informaciją. Realiai pasaulyje, tarkim, ne cyberyje pačiam, ne kibernetinėje erdvėje, tai būtų susipažįsti su kažkokiu žmogumi, apie jį sužinai tam tikrą informaciją, kad vėliau ją galėtum kažkur panaudoti. O pačiam cyberyje tai visiškai kitaip vyksta. Tai cyberyje būtent viskas vyksta per phishing emailus, tai yra pretextingus, baitingą, tailgatingą ir piggybackingą, jeigu neklystu, scareware, vishingą ir smishingą. Tai jeigu prijungus, ta prasme, į cyberį vishingą ir smishingą, tai prie to prisijungs. O iš esmės, kokie būtų skirtumai tarp, sakykime, šitų populiariausių metodų vishingas, smishingas arba piggybackingas? Vishingas yra tų momentų, kai tau yra skambinama. Kai vakar man, kaip tik kalbėjom, man vakar skambino iš sveiki, aš esu iš Google, mano vardas toks ir toks. Aš šiaip iš profesinio noro sužinoti, aš leidau realiai kalbėtis, tai šiaip žiauriai malonus merginos balsas buvo, jinai kalbėjo ir galų gale prašo manęs prisijungimo prie mano elektroninio pašto duomenų, žinojo mano elektroninį paštą, prašė panaikinti 2 faktorių autentifikaciją, aišku, tikėtina, kad mano elektroninis paštas ir telefono numeris buvo kažkur nutekėjęs, dėl to jie žinojo mano ir vardą, ir pavardę, ir telefono numerį ir prašė visus duomenis pateikti. Jeigu, pavyzdžiui, paprastas žmogus būtum, tu to tiesiog nejungtum kritinio mąstymą, tu realiai viską pateiktum. Nes galvotum, man skambina iš Google, tikriausiai kažkas vyksta su mano accountu, reikia pateikti, bet įjungus kritinį mąstymą, supranti, kad kodėl man Google turėtų skambinti, jie visus mano duomenis ir taip turi, kodėl su manim kalba rusiškai,
nes, Lietuvoje irgi populiarus rusiškai vien kalba. Ir kodėl iš vis, ta prasme, būtent man turėjo, ne kitam žmogui, man skambino. Čia tik apie vishingą. To smishingas jau yra populiarus Lietuvoje labai, tai realiai, kai į telefono ateina žinutė, kad žiūrėkit, jūsų DPD siuntinys yra sustabdytas, čia yra URL'as, kur pamykit ir atnaujinkit savo duomenis. Pamygus ant to URL'o dažniausiai paprašo arba jūsų elektroninio pašto prisijungimo ten duomenų, arba kreditinės kortelės duomenų. Suvedi kreditinės kortelės duomenis, iškart nukeliauja tiem jau vadinamiem sukčiam ir jau viskas. Realiai tų duomenų ir nebėra. Ir to nebeturi. O pats pigi baitingas, tai yra tailgatingas, tai kai gauni jau fiziškai įeini į tam tikras patalpas, kurių neturėtum įeiti. Pavyzdžiui, nueini į įmonę, sakai, sveiki, aš iš IT skyriaus, neturiu kortelės praėjimo, bet žiūrėkit, man reikia ten į tą patekti. Tai realiai čia yra pigi backingas, arba jeigu iš paskui iškart žmogus eini, vartai atsidaro ir tu su juo kartu įeini, čia yra tai tokie skirtumai tarp jų. Taip, ir iš esmės, kas liečia pačią socialinę inžineriją, tai į tai eina labai daug tokių, kaip sakant, psichologinių žaidimų, netgi toj pačioj, sakykime, žymiausiai hakerių konferencijų, kur vyksta Amerikoje, DevCon, tai tenais yra visokie villages, yra car hacking village, yra social engineering village, tai iš tiesų yra kitas podcastas angliškas, kurį aš pati labai mėgstu klausyti asmeniškai, tai jis vadinasi Darknet Diaries. Ir tenais ėmė interviu iš moters, kuri tiesiog dėl savo įdomumo nusprendė dalyvauti tame social engineering village. Ir jinai iš esmės tenais pasakojo, kaip jinai turėjo apie keletą mėnesių, kad surinkti informaciją apie specifinę įmonę. Tada jinai turėjo gyvai eiti į tokį kambariuką, kur yra gera garso izoliacija ir imituoti skambutį. Jinai apsimetė klientų, kur skambino įmonę, jeigu neklystu, tai galbūt galėjo būti bankas. Ir jinai nustatė tokį kaip jautrų moters balsą ir užleido fone verkiančio vaiko garsus, kad atrodytų tokia susijaudinus, supanikavus, kad vaikas verkia, man greičiau reikia ten savo banko sąskaitos duomenų, ar gali greičiau pagelbėti. Tai ir jinai galiausiai užėmė, neklystų, 2 vietą ar 3. Ir iš esmės labai įdomu klausyti apie tą socialinį inžineriją, nes tikrai labai daug eina tos psichologijos ir iš tiesų baisiai plati tema, ir galima labai daug šnekėti apie tai, kaip sukčiai naudoja įvairius įrankius, metodologijas, ar ten, pavyzdžiui, skriptus iš anksto pasirašo, tokius kaip scenarijus tiksliau, ką sakyti ir panašiai. O tai kaip iš tiesų tada teko jums darbe susidurti su tą socialinę inžineriją? Šiaip iš tikrųjų socialinė, ta būtent inžinerija, ne tik tie sukčiai visi naudoja, tie hakeriai naudoja, tiek ir visos kitos institucijos, ta prasme, jau valstybinės, kurios, pavyzdžiui, kaip aš buvau policijos pareigūnas, taip, aš socialinę inžineriją labai daug naudodavau, nes tu realiai turi galimą hakerį, kuris tai vykdė, jau žinai, kas jisai toks yra, nusistatai lokacijas, nusistatai viską pasidarai. Ir tu turi apie tą žmogų surinkti tiek informacijos, ta prasme, nuo A iki Z. Ta prasme, tu kartais surinki už žmogų daugiau, negu jis pats apie save žino. Tai mes irgi tai naudodavom, aišku, mes galėdavom ir atviruosius interneto šaltinius naudoti, o Sinta realiai visą, ir būdavo kitų dalykų, kur teismus mums leisdavo. Tai mes, asmeniškai, aš labai daug apie žmogų susirinkdavau informacijos ir teko pas vieną atvejį visą laiką atsiminsiu visam gyvenimui, man atrodo, apie žmogų tiek daug susirinkau informacijos, kad aš teko pabuvoti keliose Discordo kanaluose, kuris yra, ta prasme, tyrimas truko gal 2 metus, bet aš apie žmogų nuo A iki Z viską žinau, su kuo bendrauja, kada bendrauja, kas tie žmonės, aišku, jeigu man reikėjo to susirinkti. Ir kitus dalykus apie jį. Tai nuvykus pas jį, jis, ta prasme, nesuprato, kas vyksta, nesuprato, iš kur aš tiek žinau, nesuprato net, kad man teko tai daryti, kažkokius dalykus, tai visi naudoja tą socialinę inžineriją, ne tik tie hakeriai, fisheriai, visi realiai aplink. Taip, irgi kas liečia socialinę inžineriją, kaip jūs minėjote, OSINT, tai yra Open Source Intelligence, tai yra labai daug OSINT įrankių, kuriuos galima naudoti, ir jų toks kaip pliusas tame, kad kai juos naudoja, vis tiek tas žmogus, apie kurį renki informaciją, jis nežino, kad renki informaciją, nes tai yra toks pasyvus veiksmas. Netgi atsimenu, nesenai buvau
konferencijai dar prieš mėnesį ir tenais pristatė, jeigu neklystu, tokį įrankį, kuris vadinasi Whitebridge, kur irgi, ten AI-aus pagalba iš esmės surenka apie žmogų įvairią informaciją, ten kokiom temom vos su juo galima šnekėti, geriau nešnekėti ir panašiai. Vis labiau skirtas galbūt kiek pažinti žmogų, labiau gal paviršinį lygmenį ir susijęs gal labiau su rekrutmentu, bet irgi net ir AI galima pasinaudoti ir tikrai yra daug įdomių įrankių, kuriais galima pasinaudoti. Iš tiesų įdomu sužinoti, ar buvo koks nors atvejis, kuriuo galėtumėte pasidalinti, kai socialinė inžinerija iš tiesų sukėlė didelį saugumo pažeidimą. Šiaip mano praktikoje, tai jeigu socialinė inžinerija palyginsim, tai kad įmonės, įsilaužia įmonės arba dar kažką padaro, tai praeitoj praktikoje buvo ir ne vienas kartas, kai pasinaudoja socialinė inžinerija, nusinčia, tarkim, phishing laišką, gauna visus prisijungimo duomenys iš žmogaus ir, įsilaužia tą sistemą. Arba atsiunčia kažkokį užkrėstą failiuką ir tada jau viskas. Turi įėjimą į pačią sistemą, jeigu tas darbuotojas turi didesnės privilegijas negu paprastas, realiai tada jau ir viskas. Bet labai dažnai Lietuvoje bent kompanijose yra business email compromisai. Tai ir vienas socialinės vis tiek inžinerijos technikų, kai jau yra kažkur įsilaužta elektroninio pašto dėžutė, iš kompanijos, tarkim, iš finansų kažkas susirašinėja su kita kompanija, kad mes kažką pirksim, mes kažką darysim, ir vienu metu yra perimamas tas susirašinėjimas ir jau iš tų phisherių, scammerių jau ateina, žiūrėkit, pas mus pasikeitė sąskaita, ta prasme, ne ta vokiška sąskaita, kurią reikia siūsti, o reikia iš tavo lenkišką siūsti. Ir žmonės realiai, darbuotojai niekada nesitikrina, nes pamato elektroninis laiškas panašus, nors viena raidė bus pasikeitus. Domenas vos ne tas pats irgi vienas raidė, tarkim, pasikeitus ir iškart išsiunčia tos pinigus. Ir taip, į neklystų man per metus gal kokios 4, 5, 6 bylos taip pakliūdavo. O šiaip, jeigu kalbant, sakyčiau, didžiausias socialinio inžinerijos ataka buvo gal su Twitteriu, kai buvo išlaužtas, phishingo laiškas nusiųstas, gauti credentialai, prisijungta prie vieno iš IT darbuotojų su didesniam privilegijom negu paprastas ir realiai, jei neklystų, Elono Musko accountas buvo, kol dar jis buvo nusipirkęs, pavogtas, tada buvo Obamos, jei neklystų, ir tada kriptoskemas paleistas, kad žiūrėkit iš tų accountų, žiūrėkit, perveskite ten 0, kažkiek bitcoino, mes jį padablinsim ir atsiųsim atgal. Tai šitas realiai vienas iš tokių, kurį geriau žinau. Man bent teko matyti. Aš irgi mintise buvau pagalvojus būtent apie tą Twitterio atvejį, nes labai tada garsiai skambėjo tos socialinės inžinerijos aspektos tą atveju. O iš tiesų labai įdomu, ar yra kažkoks kriterijus ar kriterijai, pagal ką tie sukčiai pasirenka savo taikinį. Aš netgi atsimenu, seniau skaičiau tokį kaip straipsnį, kur netgi teigia, kad yra specifinė diena, kada sukčiai stengiasi taikytis į savo tos taikinius, kad tai yra penktadienis, vien dėl to, kad tuo metu žmonės yra labiau atsipalaidavę, ar kažkaip mažiau atrodo kritiškai mąstantis ir panašiai. Galima daug tokios įdomios pagrįstos ar nepagristos statistikos rasti, bet įdomu, ar pastebėjote kažkokią tendenciją, ar jie pasirenka kažkokius specifinius taikinius pagal kažką. Šiaip iš tikrųjų tas pasirinkimas irgi įvairiai priklauso. Ar jie gauna duomenų bazę su elektroniniais paštais ir telefonų numeriais, tarkim, tam tikros kompanijos, tam tikrų žmonių, ar yra amžius jų nurodytas. Jeigu amžius yra, tai jie pasirinks, aišku, vyresnio amžiaus, kurie netaip, tech savvy, kaip, jaunimas yra. Jeigu jau į tos pusės jie labiau jau atakuos tuos, kurie yra vyresni, kurie netaip, išprusę galimai dėl tokių skemų. Ir, aišku, priklauso nuo atakos pobūdžio, gali ir OSINT patys pasinaudoti, pasižiūrėti, ar žmonės kažką iš tech pusės labiau supranta ar ne, ar jos apsimoka ar neapsimoka, ir tada tuos žmonės realiai visus ir targetins. Ir po pirmo, pavyzdžiui, skambučio su phishingu, jeigu žmogus pakliūna ant vieną kartą, tarkim, ant kažkokią skemą, jis perveda, tarkim, investuokite šitą platformą, jūsų pinigai bus padvigubinti ten per savaitę. Jeigu jis investuoja vieną kartą, jie toliau su juo kalba, jis toliau investuoja, jis nori išsitraukti pinigų, jis neatgauna. Ir to žmogaus kontaktai viskas lieka pas skemerius. Ir tada po mėnesio, po 2 mėnesių realiai jam paskambina kažkokia kompanija, apsimesdami, kad
sveiki, mes čia suradom, kad tokia ir tokia kompanija turi ten jūsų pinigų, žiūrėkit, mums perveskit tiek ir tiek pinigų ir mes padėsim jums atgauti jūs. Šitą prasme, pas mus, bent mano darbo policijoje metu, tai būdavo labai dažnai, kad žmonės vieną kartą pasigavę ant tokio skemo, kad investuokit į platformą tam tikrą, jie po mėnesio, po 2 sulaukia dar skambučių iš kažkur ir vėl pinigus praranda. Nes jie tikisi, kad policija jau nepadėjo, reiškia kažkokie nežinomi žmonės iš kitų šalių, kalbantis rusiškai, jiem padės. Na, aišku, ne visi rusai, bet taip dažniausiai ir būna, kad arba kalbantis rusiškai, arba baltarusiškai, arba ukrainietiškai. Bet kadangi Lietuvoje didžioji dalis žmonių yra rusiškai be kalbančių dar, tai stengiasi visą laiką rusiškai ir labai tobulą rusų kalbą kalbėti. Tai man tada kyla klausimas, iš esmės, kaip mes galime apsisaugoti nuo tokio atveju? Kaip suprantu, reikia, jeigu sakot, kad taikosi į vyresnius žmonės, tai tada reikia siekti jos edukuoti. Arba jeigu, sakykime, skambina kažkas kalba rusų kalba, tai tada sako, kad dirba Google, sakykime, tai tada galbūt reikia atgal klausinėti, sakyto, tai iš kur turit mano duomenis ir panašiai, ar iš esmės kokios galėtų būti prevencijos metodikos, arba jeigu, sakykime, gauname, tą patį, sakykime, phishingo laišką, tai reikėtų, sakykime, antivirusinę būti įsidiegus iš anksto, kad mūsų informuotų, kad yra kažkoks keistas failas, ar galbūt nustatyti savo Google pašto nustatymuose, kad jeigu ateitų paštas iš nežinomo gavėjo, tai iš karto mūsų informuotų, būna toks spėjimas, kad ne iš jūsų darbinio pašto kolegų, kaip tai sakant, ateina, o iš kažkokio nežinomo siuntėjo. Tai kokios galėtų būti prevencijos priemonės? Aš manau, prevencijos priemonės, kad ir kiek tu sakytum žmonėm, jos nepadeda, nes tie sukčiai visi, jie labai įtaigiai kalba. Sakau, aš jeigu pats, kai man skambina, būčiau nedirbęs, nedirbęs tiek laiko, čia dabar nedirbantis prie šitų dalykų, aš, nejungęs kritinio mąstymo, aš tikrai pasigaučiau irgi ant tokio dalyko. Čia nesvarbu, ar tu edukuotas, tu needukuotas, tekia matyti atveju, kai žmonės tikrai cyberyje dirba, pasimaunant tokių dalykų. Čia nei vienas žmogus nėra nuo šito dalyko apsaugotas, tai tiesiog yra tam tikras laiko tarpas, kada tu esi vulnerable šitiem dalykam ir tave tikrai gali išnaudoti. Aišku, dar priklauso ir kokią informaciją apie tave susirinkta, ką apie tave žino, ką tau gali sakyti. Jeigu mes tokių dalykų, pavyzdžiui, klausinėsim, kaip iš kur jūs mano elektroninį paštą turit, tai sakysim, mes Google dirbam. Iš kur jūs mano telefono numerį turim, tai mes Google dirbam. Iš kur jūs žinot, kad aš rusiškai kalbu, tai pas jūs elektroniniai paštai rusiškai ateina. Čia ypač su Google, Gmail, labai lengva šitos dalykus sufeikinti, nes gali tiesiog, mes matom jūsų visus duomenis. Bet tada iškyla klausimas, kodėl jums reikia mano prisijungimo duomenų, kodėl jums reikia mano 2 faktorių identifikacijos. Aišku, žmonės apie tai nepagalvoja ir pasimauna šitų dalykų. Šiaip, jeigu galima grįžti atgal truputį, tai ne vien tik targetina, tarkim, senesnio amžiaus žmonės, bet būna gavus duomenų bazę vyksta ir tas mass targetinimas, tai yra phishingo kampeinai, kurie, tarkim, elektroninius laiškus siunčia, ištisai, tarkim, milijonas elektroninių paštų iškart visiems išsiunčia. Aišku, tenks gauti, nueina į spamus viskas, pas mane bent. Yra spear phishingai, tada jau, kai, nusistato, tą žmogų, kurį reikia atakuoti. Ir tada apie jį viską ieško žmogaus informacijos. Jeigu, pavyzdžiui, apie kompanijas kalbant, tai jeigu esi kažkokios kompanijos CEO arba kažkokią užėmė vietą, tai tikėtina, kad tau bus naudojamas spear phishingas, nes tu turi kažkokių privilegijų įmonėje ir tikėtina, kad tu gali kažką padaryti. Čia labiau į įmonės žmonės fokusuota. Toliau šiaip dar kalbant yra socialinės medijos maninimas, tai tada, pavyzdžiui, socialinės medijos visi naudoja tą Instagramą, tu gali parašyti savo elektroninį paštą, tu gali savo telefono numerį parašyti. Ir šitie skemeriai, fisheriai manina šitos dalykus, tai yra skreipina viską, vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninį paštą, jie viską išsiskreipina, kiek galima, kiek, aišku, Instagramas leidžia išsiskreipinti, pakol neužblokuoja. Ir jie viską naudoja irgi. Bet tada jau žino tavo vardą, pavardę, kaip tu atrodai, ką tu veikia, jeigu nuotraukas dar išsiskreipina, kur tu, tarkim, paustini, ką tu labiau darai, socialinės inžinierijos kita pusė. Ir gali kaip visada apsimest kažkuo, ta prasme, man niekada neteko, neskambino, kas nesakė, kad
tavo mama ar tėvas papuolė kažkokį nelaimę, davai perves man pinigų. Taip man niekada nebuvo, bet man tekia girdėti, tekia matyti tokių bylų, kur paskambina žmonės perveda. Ir taip pat kartais, nors dabar tekia matyti campaignus phishingo, domenus sukurtus, kur tam tikras, pavyzdžiui, stichijas, kurios vyksta dabar išnaudoja. Tai dabar juose, kiek žinau, potviniai vyksta, tai jau matėm, bent aš mačiau kelis domenus, kurie grinai šitam pagelbė kitam. Tik aišku, reikia atskirti, kur tikri, kur ne, bet jau ten matosi jau domenas, įeini patį domeną, jau ten matosi kripto adresas, perveskit čia pinigų, tai jau skemas. Tai va. Labai įdomu, aš tai niekada nebuvau pati asmeniškai susimąsčiusi apie tai, kad jie pasinaudoja kažkokią situaciją, kažkokiais įvykiais, kaip sakėt, jeigu yra potviniai, tai sukuria kokį nors domeną ir panašiai ir bando šitaip išvilioti pinigus, tai iš tiesų labai įdomu. Dar man kyla klausimas, kas iš tiesų motyvuoja tuos kibernetinius nusikaltėlius? Ar, sakykime, visada ta pati kalba yra apie pinigus, ar gal yra kitų motyvuojančių veiksnių, kaip tiesiog šnipinėjimas, sakykime? Didžiausias motyvacijos dalykas yra pinigai, visą laiką bus pinigai, nes gavus pinigų tu gali daugiau duomenų bazų susipirkti, tu gali phishing as a service susisakyti, tu gali malware as a service susisakyti, daugiau kompiuterių, daugiau duomenų susirinkti. Šnipinėjimas yra tik tai state sponsored cyber threat, tai yra APTs, Advanced Persistent Threat, kurie tuo šnipinėjimus daro. Tai dažniausiai būna mum nedraugiškų šalių, kurie šitos dalykus daro ir aišku, juos vyriausybė sponsoriuoja. Tai taip, tai vyksta, bet už tai jie gauna pinigų iš vyriausybės. Ir jie išlaužia, tarkim, kažkokią sistemą ir dar kažką gali paprašyti ransomwarą įmesti ir gali paprašyti, sumokėkit mum, kad mes jums atkriptuotumėm, bet jie vis tiek tos duomenis turi, tai iš šnipinėjimo ir dar tų pačių metų pinigų dar užsidirba. Jeigu, aišku, sumoka kompanija. Taip, natūralu, kad visgi vienas iš pagrindinių faktorių vis tiek išlieka pinigai. Tai iš tiesų, ar teko gaudyti pačius tos nusikaltėlius ir kaip jie iš tiesų gerai būna paslėpę savo pėdsakus? Kaip paslėpę gerai, gal aš nepasakosiu, bet 2021 gerai, atsimenu, ar 2020, čia kai COVID'as tik prasidėjo, mes Lietuvoje turėjome vieną call centrą, tai buvo mūsų buvo mūsų tyrimas mano skyriaus kartu su Latvijos pareigūnais, kurio metu mes uždarėm vieną call centrą tokį vadinamą, kur irgi žmonėms skambinėdavo, sveiki, investuokite į mūsų platformą. Tai mes Lietuvoje neklystų, aš bijau sumeluoti, bijau suklysti, dabar neatsimenu dabar skaičių tikslių, tai mes turėjom gal 80 žmonių, 60 žmonių, kažkas tokio. Tuo pačiu metu, kaip mes darėm kratą, tas pats vyko Rygoje, tai Rygoje pareigūnai irgi panašiai, man atrodo, biškai daugiau žmonių susirinko, tai mes Lietuvoje tokių turėjom. Ir pinigų praplovimas, pinigų iš sukčiavimo metu gautų pinigų tikrai milžiniški kiekiai. Tai nes sakom, žinai, apie 10 000, apie 5 000, žinai, per mėnesį. Ten buvo milijonais per metus. Ir tik iš vienos šalies žmonių. Tai kaip pažiūrėt, tarkim, kaip mums skambina Lietuvos žmonės, mėgina sukčiauti visi iš kitų šalių. Tai Lietuvoje irgi panašus, manau, skaičiai būtų. Aišku, dabar negaliu pamatyti visų skaičių, nes nebedirbu pareigūnų, bet mes vis tiek rinkdavom tą datą, matydavom. Tai tikrai milžiniški skaičiai būdavo. Man iškilo toks gal, sakykime, šiek tiek juokingas klausimas. Ar galėčiau, neturėdama prieš tai jokios patirties, žvalgyboje, policijoje ir dabar irgi neturėdama darbo tenais, ar galėčiau, paimti ir savo valia, paimti ir bandyti gaudyti tuos nusikaltėlius, ar tai būtų iš esmės legalu, jeigu, sakykime, sėdėčiau Signal aplikaciją arba Telegram'e ir bandyčiau pati jos gaudyti, ar būtų įmanoma tokį dalyką daryti? Šiaip iš tikrųjų, tai teko matyti YouTube kanalą, kur gaudo, kur skambina indams, kur įsilaužia jų kameras, ta prasme, tu gali daryti, tai nelegalu, ta prasme, mano manimu, žiūrėk, tu pagauni, įsilauži pas sukčius, tu kažką jiems susgadini, čia jau win, great success, nes, ta prasme, jie kažką apgavinėja, kažkam išlaužinėja, kažkam pinigus vagia, o tu tiesiog sėdėdamas namie, juos pačius išlaužia ir tu jiem ransomwarą įkišia ir viskas, jie visus savo duomenis praranda, ten užsikriptuoja viskas, pakol jie atsistato, praeina, tebūnė savaitę, 2 savaitės.
bet per 2-3 savaitės jie ne vieno žmogaus neapskemino. Tai, manau, gera idėja, svarbiausia daryti, ta prasme, tyliai ir kad tikrai būtų sukčiai. Nes jeigu nesukčiai, tada bus blogai. Mano buvę kolegos atvažiuos, tada... Tai va. Ir vėliau išrašys. Aš irgi mačiusi tos video YouTube ir tiesiog tikrai netgi malonu žiūrėti, kaip tos sukčius prigauna ir, taip sakant, pasodina į vietą. Tai iš tiesų smagu žiūrėti. Šiaip man irgi smagu, ypač kai paskambina, žinai, su kamera ir rodo, ką jie veikia ir sako vardais. Jo, ta prasme, ten žmogus yra next level. Kažkada norėčiau tai padaryti, ar darau, ne, bet norėčiau irgi tai panašiai padaryti. Aišku, tikrai reiktų daugiau biškį žinių. Čia visiškai kaip iš labai populiaraus vieno tokio serialo Mr. Robot pačios pirmos serijos, man atrodo, viena pirmųjų scenų yra, kur netgi ateina tas pagrindinis veikėjas į kafę ir tos kafės savininkas užsiminėja nelegalia veikla ir jis ten viską išrašo. Tai va irgi priminė šitą atveju. Jeigu apie tą seriją pagalvos, ten tas užsiminėjo nelegalių puslapių laikė, kuris talpino į neklystų vaikų pornografiją. Taip, man atrodo. Tai ta serija žiauriai gera, nes šiaip pats serialas, jeigu žiūrint į Cyberį, Mr. Robotas parodo realius įrankius, kuriuos naudoja žmonės. Taip, netgi atsimenu konkretų momentą iš socialinės inžinierijos, kur buvo vienas vyriškis, kuris savo DVD gatvėje tiesiog dalinavo, pirkit mano DVD. Ir ta buvo scena, kaip, viena moteris praeivė, nusipirko visgi, pasiėmė tą DVD, įsidėjo kompiuterį, o jis remote galėjo prisijungti prie jos kameros ir tada ją šantažuoti ir panašiai. Tai va ten yra tikrai labai daug aspektų iš socialinės inžinierijos ir kitų hekinimo visokių scenų, kur tikrai yra vertos dėmesio. Dabar šiek tiek grįžtant atgal prie mūsų temos, tai labai įdomu yra, koks yra dažniausiai tinkamas internetinių sukčių metodas Lietuvoje, jeigu kažkokį tokį pastebėjote išsiskiriantį. Ir labai įdomu dar būtų sužinoti, ar per pastaruosius metus kažkaip smarkiai pasikeitė statistikai kažkuria pusė, ar kažkuris metodas labiau išpopuliarėjo, iškilo į pirmas vietas, kiti mažiau populiarūs tapo ir panašiai. Šiaip pagal šalą tai visą laiką išlieka investavimo sukčiavimai pirmoje vietoje. Tų investavimo sukčiavimų galėtų kiekvieną dieną tą puslapį kepti, tiesiog adsus paleidinėti žmonėm, ypač Facebook'e žmonės o pamato, investavo arba tuos feikinius puslapis, kur, ką čia paminėti, iš kokios žvaigždutės. Veryga investavo ir gavo pinigų, investuokite ir jūs, jisai pasisako, kur jisai investavo pinigus. Bet čia žmonės to nespranta, kad tai yra skemas, kad tai yra žmonės tiesiog išnaudoja tas labiau nepatyrusių žmonių ir mažiau tech-savvy žmonių spragas tas vadinamas, savyje, ir jas realiai juos targetina ir žmonės tiesiog vaikšto. Pavyzdžiui, aš esu vienoje grupėje investavimo Lietuvos Facebook'e. Ten vos ne kas antrą savaitę, trečią savaitę kažkas atmeta URL, sveiki, ar investuoti šiandien, gal galit ką patart. Aš ta prasme, nueinu į tą URL, tai matau, ta prasme, niekur investavimo puslapis niekur nerašo apie savo licencijas, kad kažkas yra, domenas sukurtas prieš 4-5 savaitės, nėra nukreipimų jokius legal papers, kad jie turėtų, kad tikrai jie finansuoja, ta prasme, juos prižiūri tam tikros finansų įstaigos. Žmonės tiesiog įkiša pinigus ir žinai, komentarą paklausti, čia skemas. Man pradeda aiškinti, tai ir neskemas. Aš kartais, jeigu neturiu tam diskusijom, nežinau, žmonės, kuo jie tiki, tuo jie tiki, bet aš tokius dalykus neinvestuočiau. Bet Lietuvoje investavimuose kemai tiek į kripto, tiek į akcijas. Mes su kolegom pastebėjom, kad labai daug skemų buvo su nafta. Phishingo puslapį. Mes labai daug phishingo skemo puslapį su nafta pagavom. Nežinau, man kartais dar AdSense meta YouTube'as apie investuokit į irgi šitą naftą. Nežinau, rusiškai visą kalbą išjungiu. Bet šitas pagrindinis populiariausias skemas Lietuvoje. Tada antras pagal lygį, manau, šitie investavimo skemai. Antras pagal lygį, manau, būtų bent iš senesnės datos, kiek žinau, tai būdavo Skelbilt visi pranešimai, kur, žiūrėkite, norim nusipirkti jūsų daiktą, čia URL'as domenas, nueiti tam tikrą puslapį, mes esam, mano žmona, vyras ten su DPD kurjeriais, ten esam jų kažkokie VIP klientai, va čia, žiūrėkit, suveskit savo duomenis ir atsiųsim jums. Šitą pastebiu Facebook'e labai daug kas įkelia nuotraukas, žiūrėkit, pasimauna tokio skemo. Tai jeigu įkelia, reiškia tikrai ne vienas ir ne du pasimauna.
Ir Skelbiu LT, nežinau, ar ką su tai žmonėm daro, ar blokuoja tas paskyras ar ne, bet tikrai labai daug pasigauna žmonių. Mes su NordVPN tai irgi užgaudom DPD tų netikrų phishingo puslapių gan daug, tai matosi, kad žmonės tikrai eina, kur DPD yra Europoje. Trečias, manau, ir bus jau trečias su tais skambučiais. Daugiau kaip ir nieko neišgalvočiau, nes realiai pagrindiniai skeminiai dalykai. Dar seniau buvo skambina sveiki, lietuviškai kalbantis ten. Sveiki, mes esam iš čia Šiaulių banko, Svetbanko, mes norėtumėm su jums pakalbėti, bet jūs kažkokią transakciją padarėt, žmogus tokios transakcijos nepadarė. Įjungia kitam telefoną pauzę kažkokią, kad taip perduoda kažkam kitam telefoną ir jau atsiliepia kažkas kitas, sako, sveiki, čia aš esu pareigūnas toks ir toks, kad jūsų pinigai tikrai ten pateko, gal galite savo prisijungimus duomenų pasakyti. Nežinau, kaip žmonės šito pasigaudavo, bet žmonės pasigaudavo ir neinvestuodavo, bet pinigus savo investuodavo į sukčių kišenės taip, nes dažnai išbėgdavo pinigai ir viskas. Ir atsekt galų, kur nubėga, nes, ta prasme, vienas pavedimas iš karto nueina. Pavedimas Revoluto iš kitur. Ta prasme, ratas susisuka taip, kad pas tave vienas pavedimas išeina per 40-50 sąskaitų. Iš tų 40-50 sąskaitų dar per 100 ir taip ratukas, pakol nutupia į kažkokią kripto piniginį. O su kripto, jeigu ne Binance'as, ne kiti kripto, tai tu niekaip neatseks. Čia toks brot dalykas. Labai įdomu. Iš tiesų dar šiek tiek kilo tokių papildomų klausimų, vėl grįžtant šiek tiek prie ankstesnės temos apie tokius kaip įrankius. Tai iš esmės, aš taip įsivaizduoju, gal Lietuvoje neypatingai, gal užsienį, sakykime, dažniau naudoja balso pakeitimo įrangą, kad jeigu vyras tai nustato moters balsą, arba jeigu vyras tai nustato kokį nors, arba storesnį, arba kaip tik plonesnį balsą ir panašiai. Taip įsivaizduoju, kad Lietuvoje gal nėra labai populiarus metodas, bet mes anksčiau šiek tiek pašnekėjom koridoriui, kai jūs minėjot, kad būna, pavyzdžiui, iš anksto tekstą pasirašę, kad pagal scenarijus, pagal tai, kaip žmogus atsakinėja, tai žmogus, tas sukčius turi visą scenarijų pasirašęs, kaip reaguoti į kokią situaciją. Jo, su sukčiais ir būna taip, kad jie turi paruoštukus, ten tikrai psichologų stiprių parašyta, kad kaip su žmogum sumanipuliuoti, kad jisai, tarkim, nori įsitraukti pinigus, kad jis neišsitraukinėtų tų pinigų. Tai ten paruoštukai būna, pavyzdžiui, žmogus nori išsivesti pinigus, ką reikia sakyti. Tai ten būna 2-3 PDF lapai, ką būtent turi sakyti, kad žmogus neišsivestų. Paskambina kažkokios jam ten kliūtis, dar kažkokios kliūtis. Bam, dar vienas, dar 10 kokį PDF lapų. Kaip žmonės priversti investuoti, jeigu tau atsiliepia, kad nepadėtų rogelio. Dar ten kokie 5 PDF lapai, kaip tu turi viską padaryti. Tai, sukčiavimas ir būtent šitie tokie dalykai, jie yra labai aukšto lygio. Ta prasme, jie daugiausia pinigų pasaulyje uždirba ne hekinimas, tas vadinamas nulaužimai, užkriptavimai kompiuteriu, bet sukčiavimas. Nes, susiduok, per vieną mėnesį, per 2 mėnesius tu pasidarai milijoną, tai tu tikrai neinvestuosi į infrastruktūrą, kad tu geresnį darytum ir kad tu pasisamdytum tuos žmonės, kurie išmano žmonių psichologiją, kad paruoštų viską dar stipriau. Tai tokie dalykai tikrai vyksta ir su paraštukais. Ir man teko matyti tos paraštukus ir skaityti juos, ta prasme, ten tikrai, jeigu nesupranti, tai tu būsi išmaudytas kaip nori. Jo, tai va čia ir norėtųsi pabrėžti tą aspektą, kad nedirba ne vienas žmogus prie šito viso reikalo, būna netgi visa komanda ir skirtingų, kaip sakykime, sričių žinovų dirba kartu, kad sukurti tos scenarius ir kad kitas skambintų ir panašiai. Tai va, toks iš esmės komandinis darbas ir, kaip ir sakėt, nebūtina būti tokiu aukščiausio levelio hakeriu, taip sakant, ir vykdyti sudėtingus, ilgai traukančius įsilaužimus, bet kad sakykime, užsidirbti pinigų galima tiesiog užsiminėti socialinę inžineriją, žinoma, irgi reikia tuo mokėti užsiminėti. O iš tiesų kalbant konkrečiai apie phishingą, tai atrodo, kad phishingo atakos tampa vis sunkiau atpažįstamos ir būtų įdomu sužinoti, kokios yra įtikinamiausios sukčiavimo taktikos, kurias pastaruoju metu matėte. Bent jau, kaip man asmeniškai pasirodė, tai būna daug laiškų iš VMI, tarkim, ateina laiškas arba iš policijos ir man atrodo, kad žmonės pamato, kad VMI arba iš policijos kažkas rašo, tai jau turi būti rimta, turi būti kažkas skubaus ir galbūt tas stresas ar spaudimas greit reaguoti irgi labai psichologiškai paveikia žmonės, nes kaip tik galbūt prieš metus buvo kaip tik iš VMI arba iš policijos ar abiejų kažkokia tendencija, dabar iš Google eina tendencija, kad skambina žmonės, tai
įdomu šiek tiek sužinoti, ar yra kažkokios išskirtinai aktualesnės sukčiavimo taktikos ar tiesiog dažniau naudojamos. Šiaip iš to VMI tai ištisai eina. Aš ištisai kiekvieną dieną, tai prasme, aš tiek lietuviškose Facebook'o grupėse matau papostina kažkas, tiek iš buvusių kolegų kažkas parašo, kad žiūrėkit čia, ta prasme, phishingas, nemykit niekur. Iš policijos buvo labai populiarus dalykas, kaip dabar atsimenu, kad generalinio komisaro prasirašytas raštas ateina ir jūs kaltinamas esat kiber pedofilija, ten dar visokiais dalykais, ta prasme, ir žmonės patikėdavo, žmonės mygdavo ant tų mygtukų, ta prasme, nueidavo duomenys savo, pateikdavo, ir duomenys taip išeina ir realiai paskui jiem po mėnesio 2 skambina sukčiai. Nes realiai taip naudodavo. O dabar su tuo Google nežinau kaip, bet jie prasisuko, kad, ta prasme, tikriausiai viena skemerių kontora čia ir taip sukasi Lietuvoje, ištisai skambinėjo, bet jo, jiems su Google kažkaip pavyko, nežinau kodėl, bet, ta prasme, įtikina žmonės. Sakiau, aš kalbėjausi, tai mane nesuprašiau įtikintų. Bet, daugiau kažkaip tokių situacijų apart DPD dar, arba dar kažkokių kurjerių nepastebėjau. Realiai mažai taip kažkas kaip ir viešina labai, bent mano socialiniam tinkle. Aš anksčiau pati pastebėjau, kad, jau išseniau, kai ateidavo koks nors phishingo laiškas, tai vienas pirmų dalykų, ką aš pastebėdavau, tai labai prasta lietuvių kalba. Dabar kiek pastebėjau, jeigu Facebook'e kažkas pasidalina, sakykime, tais laiškais, pavyzdžiui, iš VMI, tai bent jau vertimas atrodo daug profesionalesnis ir atrodo net lietuvių kalbos klaidų nėra. Tada iš karto norisi, atkreipti dėmesį į patį tekstą, ką jie rašo, iš tiesų atrodo gan oficialiai tie laiškai, gan rimtai, tada aišku reikia žiūrėti nuorodas ir panašiai jau gilintis į patį tekstą, bet dabar iš pirmo žvilgsnio atrodo iš tiesų pakankamai rimtai ir oficialiai, nes anksčiau jau netgi, sakykime, kreipimėsi būdavo ten koks nors labas dienas, Agnė, ar kaip nors ten būdavo blogai išversta. Tai dabar atrodo, kad vis tiek jie tampa tokie sumanesni, mantresni, tokie kaip protingesni ir labiau apgalvoti iš tiesų. Čia žinai, kas protingesnio tapo, ChatGPT tapo protingesnis. Iš tikrųjų, mes praeitoje kompanijoje Senkoro, kai buvau, tai darėm tokį, mini demo, mini mokymus, kuriuose naudojom ChatGPT, kad sukonstruotų phishingo email template. Aišku, naudojam anglišką, bet jį anglišką, ta prasme, kolegos pasižiūrėjo, kurie Amerikoje dirba, jie sako, ta prasme, iš tikrųjų, čia iš Microsoft toks pasiteina. Tai ačiū tiems, kurie į ChatGPT rašo lietuviškai. Ačiū jiems, kad dėl jų ChatGPT yra pamažu mokosi lietuviškai, tai ir tie patys sukčiai išnaudoja. Tai. Nes ChatGPT ten free versija, tai jinai tobulai parašys viską ir tikrai tobulai parašo. Ir dėl tų mokymosi viskas tobulėja. Tik problema būna ne su SMS, nes SMS matosi tas URL'as, visas domenas, tas, kad, prasme, matosi, kad netikras. Aišku, akim pamatyti, čia reikia truputį ir vis tiek atidumo. Problema ateina su elektroniniais paštais. Kai tu tokį gauni ir tavo elektroniniam pašte click here būna tiesiog paslėptas po to HTML kodų visas būna tas URL'as paslėptas. Ir atrodo, tu iš tikrųjų eini į Microsoft arba VMI arba dar kažkur, bet iš tikrųjų eini į phishingo puslapį ir ypač telefone, tau viršų įrašys tik tai, kad tai yra VMI puslapis, tu pačio URL'o nematysi ir galvos iš tikrųjų legit dalykas ir viskas. Tai šį telefoną labai didelis minusas, tai reiktų šitos dalykus per kompą daryti, mano nuomonė. Bet jei jūs ML'as visi machine learning modeliai, jie tobulėja ir turėjau net kažkada rašiau blogą, ką matau, ta prasme, ateinantiems metams, tai kaip tik rašiau, kad šitas AI ML'as, ta prasme, kuo toliau, tuo labiau stiprės ir, ateityje ne tik su šitais su phishingais skemais, bet ir malvaros, realiai visas malicious dalykai bus, jie realiai su ML viskas parašo. Yra tų RedGPT, pats turiu, ta prasme, parašo payloadą, parašo viską malicious dalykus ir tu gali tiesiog failiuką Excel nusiųsti žmogui ir 2 klikai ir viskas, tu gauni SSH connectą arba dar kažkas. Backdoor prie kompiuterio, ta prasme, tai tiesiog ML'as padaro, tau nieko nereikia daryti, tu gali nieko neišmanyti, neįrašyti kaip kodą, tau tiesiog viską padarys. Tai čia, su AI'ais bus blogai ateityje. Yra tam tikra tamsioji dirbtinio intelekto pusė ir tikrai ją nesunku pasinaudoti. Aš labai
retai asmeniškai naudoju lietuvių kalbą, bet iš tiesų kartais visai neblogai ir netgi protingai suformuluoja sakinius, atrodo. Tai dar šiek tiek įdomu būtų pašnekėti apie tą švietimą, nes kaip pastebim, tai žmogus ir būna ta silpnoji grandis, kaip pavyzdžiui, Twitterio atveju. Tai kaip ir švietimas, iš esmės atiduodam savo dalį, prainformuojam žmonės, duodam jam pavyzdžius, paaiškinam, kaip nereikia daryti, bet kartais gaunasi kaip gaunasi, vis tiek sunku, jeigu yra įmonėje, sakykime, 500 darbuotojų, vis tiek tikėtina, kad vienas kažkuris pasigaus, netgi nekalbant apie įmonių darbuotojus, norisi, pavyzdžiui, man savo tėvelių šviesti, irgi ten papasakoti vieną kitą atvejį, irgi iš tiesų labai didžiuojos, pavyzdžiui, savo mama, nes kažkada prieš porą metų gavo skemą, kiek pamenu, per WhatsAppą ir iš karto man atsiuntė screenshot ir sako, man atrodo, kad čia mane bando apgauti. Aš sakau, šaunuolė iš tiesų bando apgauti. Tai dėl to švietimo iš tiesų įdomiau truputėlį plačiau padiskutuoti, kaip ir atrodo, vis tiek reikia bandyti žmonės šviesti, nes kaip ir nėra kito geresnio prevencijos metodo, aišku, būna žmonės pasigauna patys ir to pasimoko, arba kartais geriau iš kitų klaidų bandyti pasimokyti. Tai ką reikėtų toliau bandyti, ar toliau šviesti, ar kartais pagrumuoti pirštu, kad tikrai tada bus blogai ir iš esmės bandyti kažkaip įrodyti žmonėm, kad reikia tikrai rimtai žvelgti šitą dalyką. Aš apie kompanijas sakyčiau, kad žmonėm tu sakyk nesakęs, ta prasme, jie vis tiek ant phishing campaignų pasigaus. Bet jeigu ant phishing campaignų pasigauna, tada yra klausimas, ar jie nesuprato, ar phishing campaignas labai yra geras. Tai šitoks dvigubas dalykas, ar tu tikrai gerą darbą labai atlikai savo, ar žmonės tiesiog nesuprato. Bet tai aišku, jeigu tas pats žmogus 5 kartus pasigauna, čia reiškia, mokymosi kažkur spraga, arba jisai nelabai supranta, nes kiti nepasigauna. Apie paprastus žmonės, švietimas yra mas dalykas, nieks jų nešviečia, esmė turi vieną kartą pasigauti ir tu prasme, tikrai daugiau visur niekur nemaigios, niekur nežiūrėsi, savo kreditkės duomenų nevesi. Mano mama, nors irgi apie mamas sakei, tai mano mama visiškai, ta prasme, niekada nebuvo pasigavus ant tokių dalykų, ačiū Dievui, bet iš mano darbinės patirties jinai žino, kad, ta prasme, jeigu kažkur kreditinės duomenys reikia vesti. Reikia Deividui rašyti, Deividas pasižiūrės, ar galima, ar negalima. Jeigu kažkur reikia pinigus pervesti, kažkas jau fišis skamba, reikia Deividui rašyti. Tai mano mama, ačiū Dievui, visą laiką man rašo. Tėvas, ačiū Dievui, kreditinės kortelės duomenų nieko neturi, tai nieko nesuveda, nes mama viską tėmas. Bet šiaip, iš tikrųjų, paprastiems žmonėms tai reiktų, aš jaunystėje bent ant skemų labai daug pasigaudavau, aš daug gamindavau, ta prasme, jeigu kažkas žinot RuneScape tokį žaidimą, tai dabar yra geras žaidimas. Tai aš tenai tiek mažas prisigaudavau, tiek mažas pravergdavau, kad mano itemus pavogdavo, tai aš gyvenime, man atrodo, daugiau ant skemo jokio nepasigausiu, bet žmonėms reikia praeiti šitos dalykus, ta prasme, kad supras, kad čia labai to be too good, tai yra too good to be dalykas, kad aš, ta prasme, čia perėšiu pinigus, kad gaučiau, ta prasme, dar kažkiek daugiau. Žmonės turi suprasti, kad, ta prasme, pasigavę po 1 kartą, po 2 kartą, jau 3 kartą nedarys. Jeigu 3 kartą padarysiu, yra kažkur problemų. Ta prasme, žmogus nesupranta, arba jam reikia pačiam jau gilintis labiau. O šiaip valstybė, nei valstybė nesirūpina tuo švietimu, nei žiniasklaidoje yra labai daug tokių informacinių, žiūrėkit, taip va yra, parašo dažniausiai, kai vyksta šitie Google skemai visi, kur vyksta, arba kad kažkur iš Tinderyje kažkas susirašinėjo su mergina ir mergina skemino 10 000 kripto akauntą. Tokius dalykus parašo, bet kad žmonės šviestų, kad žiūrėkit, taip negalima būti, taip, čia yra skemas, čia yra phishingo mėginimai. Nedarykit, to nėra ištisai transliuojama, tai yra pavieniai tokie atvejai, kurie žmonėms smegenis nenueina. Mano manimu. Reiktų to mokymo, bet dėja nieks nieko nedaro. Apart kompanijų, kurių vykdomi phishing dalykai. Taip. Iš tiesų mūsų tėveliam, kaip sakykime, pasisekė, nes, prireikė, nepasitikė, rašo kažkas, irgi atsimantiečiai buvo rašę senai, kad kažkokios Afrikos šalies vos ne princas, turit paveldėti ten žemių, pinigų ir visko, ir iš karto pasikviečia mane, sako, pažiūrėk, ką rašo, bet jau taip mes jau iš karto juokiamės, nes jau žinom, kad čia netikra, tai smagu, kad turi kieno pasiklausti. Šiaip, iš tikrųjų, kalbant, aš tai tokius elektroninius laiškus mėgstu rašyti. Aš juos mėgstu, ta prasme, čia
arba darbinė patirtis, arba šiaip įdomu, ką jie pasiūlys, bet aš dažniausiai atrašau, aišku, su fake generator viską padarau, aišku, vardą pavardę palieku tą pačią, viską sugeneruoju, nes mano elektroninis paštas, vardas pavardė, tai sugeneruoju viską, ta prasme, fake, ten prirašau, aš jas mėgstu pavedžioti, jam, aišku, ten, 10 minučių parašyti elektroninį laišką automatizuotą išsiųsti, nėra problemos, bet man įdomu pamatyti, ką jie rašo. Nors tas Afrikos princas jau prie 2000-aisiais buvo, kai tik elektroniniai paštai atsirado, bet iki šiol vyks, nes ir man buvo, gal prieš 2-3 savaitės spamų folderį savo tikrinau ir pas man irgi buvo toks, sveiki, aš Afrikos princas ten paveldėjau tiek ir tiek noriu pasidalinti, arba sveiki, aš iš Prancūzijos mirštu, mačiau jūsų vardą pavardę, norėčiau su jumis pasidalinti pinigais, atsiųskit savo sąskaitos numerį, dar kažką, come on. Negi taip vyksta, nevyksta, žmonė reikia suprasti. Taip, ir irgi minėjot lošimo kompiuteriniais žaidimais ir kaip tik turiu vieną iš draugų, kuris ten buvo, toks kaip, sakykime, pusiau scameris, bet čia kitokie meniai ir neskeifas žaidime, tai irgi ten išmesdavo žmonės tą lūtą, tos itemus ir jis tada juos, surinkdavo, kai sakydavo, pasimainom ir tada surinkdavo, bet tai... Šiaip iš tikrųjų, tai šitas dalykas labai skamba panašus, kaip mes su klasioku darydavom. Mes irgi tą, kad ir kaip skambam, mes irgi biškį skambindavom su klasioku, turėjom tokį žaidimą Mu Online, tai mes ten skambindavom irgi pradžios mano pasaulyje social engineering pradžia. Susižinai, kreditų ten gali nusiųsti žmogui, kad kažką item nusipirktų jisai, susižinai, jo elektroninį paštą reikėdavo tada. Elektroninį paštą sužinai, matai vardas pavardė, tai jo čia rektorio neima, bam, žmogus įsilogina, tipo nusinti, bam, prisijungi prie akaunto, itemai tada su klasioku pasidalindavo, bet čia buvo ir Lineage, atsimenu taip. Tai vat Lineage ir buvo, tas apie kurį pasakoju. Žiūrint, tikiuosi nelietuviškam serverį, nes mane ten irgi apskemino vienas žmogus. Šiaip visko gali būti, nes ten buvo gan žinomas, sakykime, tai visur gali būti. Žinomas servas, tai tikėtina, gali būti, kad ir mane apskemino. Ja, galimai įsidūrėt. Tai va, ir gaunasi... Pasakysiu draugelių vardą. Perlas. Tai gali būti, kad, taip ir gaunasi, net ir žaidimuose vyks kažkas tokio, ir tada jau pradeda, kažkaip veikti smegenis, mąstyti, kad, arba aš moku skeminti, arba kaip mane gali apskeminti, ir tada, dažniausiai vis tiek, kai mums patiems nutinka toks įvykis, tada mes tikrai suprantame, kad mes, taip sakant, esame pažeidžiami ir daug rimčiau tai žiūrime. Tai labiau iš tiesų einant link apibendrinimo, tai kaip mes iš tiesų galime atpažinti ir apsisaugoti nuo sukčiavimo atakų, tai bandant apibendrinti viską, ką mes šnekėjome šiandien. Geras klausimas. Šiaip iš tikro aš manau, kad reiktų, jeigu pamatot žmonės, kad per geras dalykas, kad būtų tiesa, realiai niekada nesinaudočiau šiaip investavimus, sukčiavimus, nes dažniausiai rašo, investuokit šiandien, rytoj turėsit 100% daugiau. Čia mas dalykas, tavarsime, niekada nepasitikėkit tokiais dalykais. Čia realiai akcijų rinka, daug dievė, per metus 10% paauga, 10% returnas būna, tai investuoji 100, tau po metų bus 110. Su investavimo tokiais dalykais, tas pats yra su kripto, ta prasme, nesitikėkit, kad ką tik sukurtas coinas, tarkim, ką tik išleistas ten kažkoks, jis pavirs milijoną, tarkim, kaip Dogecoinas buvo, arba Pepe, kaip pavirto milijoną. Aišku, nesitikėkit, nes dažniausiai po tokių atvejų, kai tokie įvyksta, tie malšius aktoriai, skemeriai, jie kuria savo coinsus ir jie leidžiasi taip, kad žmonės įsivaizduokit, čia irgi bus kitas next peep coin. Tai netikėkit visą laiką, kad šitais dalykas, aišku, gali pasisekti, gali nepasisekti, čia reikia į kripto labiau researchą pačiam pasidaryti. Su kitais skemais, aš labai nepasitikiu žmonėm, tai aš patarčiau žmonėm irgi nepasitikėti. Sveikai nepasitikėti. Nes jeigu man kažką pasiūlo, tarkim, už pigiau, tarkim, kainuoja 200 eurų, man pasiūlo už 120, aš tada jau labai skersai žiūrėsiu ir tada sakysiu, gal ne. Aišku, gali būti, kad iš tikrųjų gerą dalyką siūlo, bet aš geriau nusipirksiu už 200, žinos, kad mes nieks neapskemės. Taip, tai iš esmės, kai kažkas įdeda tą laiką padaryti researchą, taip sakant, apie mus, mes irgi galime atgal tą patį padaryti, irgi dėti laiko atgal researchą padaryti ir tą objektą ar žmogų, kuris mums skambina ar kažką siūlo. Tai turiu tokį vieną paskutinį, gal šiek tiek kitokį, įdomesnį klausimą. Tai jei būtų vienas kibernetinio saugumo mitas, kurį galėtumėte paneigti, koks jis būtų? Oi, dėl mitų, tai žinok, ne vieną turėčiau. Šiaip man mėgstamiausias, kadangi mes NordVPN Threat Protection dirbam su malvarais labai,
su malicious dalykais, tai dažniausiai mano girdimas ir žmonių, ir šiaip kompanija kartais tenka išgirsti šitą dalyką, kad Mac-ai yra patys saugiausi dalykai. Mac-ai yra, pats saugiausias dalykas. Tai nėra tiesa. Ta prasme, kol kas Mac-ai yra gan saugus, taip, čia viskas tvarkoja. Bet vienas dalykas yra, kad pasaulyje, aš procentus aišku iš galvos dabar paimsiu, nes nepasižiūrėjau, kiek procentų. Išsiduok, pasaulyje yra, kiek mūsų 7 milijardai, beveik dabar aš daugiau, man atrodo. Iš jų vis kokių 80% naudojasi Windowsus. Tai ar man geriau, kai būnant hakeriui, targetuoti tuos 20%, kur klausimas, ar aš pakliūsiu? Ar geriau tuo didžiąją daugumą, kur aš tikrai tikėtina, kad pakliūsiu išsiuntęs, tarkim, 1 milijoną laiškų? Tai Mac-ai yra saugesni pakol kas, pakol jų neatakuoja daugiau, neatsiranda daugiau pasaulyje ir pakol jų nieks nepradeda atakuoti. Bet šiaip Mac-ai irgi malvarus pasigauna, kuo puikiausiai, viską pasigauna, ta prasme, čia no problem. Ir žmonės mano, kad telefonai nėra prie to pačio labai saugus. Tai yra labai saugus. Bet tie patys telefonai išsikrečia easily, dar lengviau negu Macosai. Ypač Androidai, nes žmonės mėgsta Androiduose APK instaliuoti, ta prasme, kažkokius, tarkim, nukrekintas versijas kažkieno. Tai nukrekinta versija instaliuosi, tavo telefonas bus infected ir visi duomenys bus taip eis. Kolsus taip darysi kažkurį endpointą ir, ta prasme, visi duomenys eis. Nuotraukos, viskas išsiųs, pamatysi, telefonas lėčiau pradės veikti, pasižiūrėsi, atminties daugiau išnaudoja, pasižiūrėsi, baterija lieviau veikia. Internetą daugiau sunaudoja, taip žinau, kad telefonas yra infected. Vienas iš tų pagrindinių dalykų. Iš tiesų labai įdomus mitai, nes iš tiesų atrodo, kas liečia Mac kompiuterius ir telefonus, atrodo, žmonės dažniausiai net nesusimąsto apie tai, kad jie iš tiesų gali būti pažeidžiami. Irgi būna žmonių, kur tikrai sėdi su savo MacBooku ir tikrai netgi prieš pirkdami sako, aš saugesnis ir panašiai pasme MacBookas, į ką atnaujinsi naujausią operacinę, viskas bus tvarkoja ir su telefonais irgi. Tiesiog, kas liečia iPhone'us, gal irgi šiek tiek atrodo kitokia kalba gali būti, nes Apple App Store'as ten patikrina jie tas aplikacijas prieš leisdami, kuriem jas įkelti, iš tiesų dar reikia jailbreakinti įrenginį, kad galėti įkelti PA failą ir įkelti aplikaciją. Yra labai daug specifikos, bet iš esmės labai iš tiesų įdomu šitie faktai. Jeigu appsas, tarkim, yra jau store ir jį, tarkim, nulaužia visą, arba kažkokį pagrindinį update ateina kažkoks malicious endpointas, tai realiai viskas gali praeiti. Mums tekė su kolegom matyti App Store malicious dalykų ir esmė, kad juose būna dažniausiai sukeltas reitingas, tarkim, ten atsisiuntimų ten 1 milijonas ir reitingas 5.0. Ir visi realiai 5, šitas sistemas nusipirkti tau, sukeltų kaip Instagram'e laikus, ta prasme, ten 100 eurų. Tau sukelia viską ir atrodo legit programa, bet iš tikrųjų, tavo duomenys visi keliauja kažkur, neaišku kur. Kad ir tie patys žaidimai, tu, ta prasme, viskas tvarkoja, bet, kai tu acceptini visus kokius viską, tai tavo informacija nežinia, kur eina. Ta prasme, su tais pačiais signalais, su viskuo, informacija gali ir rusiškus servus kreiptis. Tai iš esmės kaip ir moralas, kad vėlgi reikia turėti tokį sveiką paranojos lygį, nes nesvarbu, kas skambina, kas kokį laišką rašo, žinutę rašo, koks būna prisegtukas, netgi kokią aplikaciją siunčiamės ar panašiai. Mes tikrai galime skirti laiko biškį ir patys pasidomėti, kas čia per informacija ir kas čia per žmogus ar asmenys siunčia tą informaciją. Tai ačiū labai Jums dar kartą, kad atvykote. Tai su Jumis buvau aš, Agnė Bučytė, ir kartu Deividas. Ir šiandien mūsų serijos pabaiga.